Sveiki, šiandieną parodysime, kaip susikurti skambučių plėtinius. Naudodami telefono numerių plėtinius, prie skelbimo galite iš karto nurodyti savo kontaktinį numerį. Taip pat skelbime galima rodyti skambinimo mygtuką, kurį paspaudus klientas galės iš karto paskambinti jums nurodytų numerių. Šiuose dviejose pavyzdžiuose būtent ir matome skambučių plėtinius. Tad keliaukime į Google AdWords platformą, kad galėčiau jums parodyti, kaip prisidėti šiuos plėtinius. Pirmiausia, pasirinkite kampaniją, kurioje norite pridėti šį plėtinį ir tuomet paspauskite skelbimų plėtiniai. Rodinyje pasirinkite skambučių plėtiniai ir paspauskite raudoną mygtuką plius plėtinys. Po to pasirinkite pilką mygtuką plius naujas telefono numeris, pasirinkite Lietuvos Respubliką ir laukelyje įrašykite savo telefono numerį. Spaudžiame išsaugoti. Jeigu norėtumėte pridėti dar vieną telefono numerį, viską reikėtų atlikti analogiškai, pradedant mygtuko plius naujas telefono numeris paspaudimu. Svarbu atminti, kad pasirinktas telefono numeris turi atsirasti šiame pilkame fone. Jeigu jo nėra, tiesiog paspauskite ant mygtuko, kuris pažymėtas 2 rodyklėmis. Spaudžiame išsaugoti. Štai ir prisidėjome telefono numerį. Dabar galėsite matyti šio plėtinio statistiką šiame laukelyje. Sėkmės!